Kodėl mano svetainė veikia lėtai? Padėsiu surasti atsakymą į šį klausimą. Turiu pasakyti, kad video yra skirtas ne programuotojams, ne SEO specialistams, o paprastam žmogui, kuris nesupranta nieko apie programavimą, bet norėtų žinoti, ką jam reikėtų daryti arba kaip pamatuoti greitį, ką reikėtų daryti su rezultatais, ar aplamai verta kažką daryti arba pergyventi dėl tų rezultatų. Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras. Šiandien turim gan paprastą temą, bet mažai kas kalba apie ją, nes čia yra labiau apie programavimą, bet aš parodysiu, kaip be programavimo žinių suprasti, kas darosi. Gerai, jeigu trumpai atsakyti klausimą, čia parašėm, jeigu pažiūrėti įrašą mūsų tinklapyje, čia parašėm iš karto atsakymą, kad svetainė gali veikti lėtai dėl neefektyviai parašyto kodo, perteklinių įskiepių arba modulių, priklauso ką naudojat, ir perteklinio funkcionalumo. Kas tai yra? Bendrai galima apibūdinti dėl netvarkingo kodo. Gerai, bet mes, kad galėtume pažiūrėti toliau, turim įvesti vieną konceptą. Čia jis yra aprašytas cost of retrieval. Kas tai yra cost of retrieval? Lietuviškai tai skamba informacijos gavimo kaina. Apie ką čia? Jeigu mes kalbėsim apie kainą ne piniginę išraišką doleriais, eurais, o jeigu mes kalbėsim apie resursų panaudojimą, čia būtent eina kalba apie tai, kiek resursų kainuoja mums gauti informaciją iš serverio į mūsų įrenginį. Tai gali būti kompiuteris arba tai gali būti telefonas, planšetė. Tai jeigu mes turime prasiųsti daug resursų, tai siunčiama daug užklausų requestų, siunčiame labai sunkus, pavadinkim sunkus elementai, arba tai gali būti paveiksliukai, video, kurie sveria daug, tai apsunkina svetainės krovimas. Ir šitoj vietoj mes turime žinoti, kad ko prašiau yra optimizuotas pats kodas, ko prašiau optimizuoti resursai, media resursai, tai gali būti skriptai, paveiksliukai, video, to daugiau duomenų mums reikia prasiųsti. Pažiūrėsim į pavyzdį. Aš parodysiu, su ko galima matuoti. Mes pažiūrėsim į 3 skirtingus įrankius, kaip jie matuoja. Pradėsim nuo populiariausio, PageSpeed Insight. Tai yra Google įrankis, tuo aš atidarysiu. Aš jau padaręs skenavimą, kad mums nereikėtų laukti. Čia mes skenuojam tinklapį easyseo.pro ir matom štai tokius rezultatus. Taip, kai ką galima pagerinti, bet klausimas apie tai, ar verta, ar mes iš to kažką galime išlošti. Tai jeigu naudojat jau, tai kaip ir gali būti, kad aišku, jeigu žalias yra gerai, jeigu raudonas yra blogai. Čia galima žiūrėti, yra rezultatai kompiuteriai, desktop ir mobile. Čia yra telefonai. Ir galima jau paskaityti apie tai, kas yra. Google matuoja vienaip. Kiti įrankiai, populiarius įrankiai, pavyzdžiui, GTmetrix, mes irgi jį žiūrėsim, taip pat matuoja kaip Google'as ir dar parodo kitus dalykus. Kad paprastam žmogui būtų galima suprasti, o į ką man čia žiūrėti. Vėlgi, jeigu čia yra žalia spalva, tai viskas yra ok. Duosiu vieną tokį patarimą. Yra panašumų tarp speed index, kur yra 2,5 sekundės ir kur yra matuojamas greitis kitose įrankiuose, dažniausiai jis sutampa. Jeigu jūs matot speed index yra kažkoks skaičius, greičiausiai tai būtų galima sakyti, kad per tiek sekundžių užsikrauna pats tinklapis. Dabar pažiūrėsim į rezultatą per GTmetrix'ą. GTmetrix tapo mokamas, jau porą metų, gal net daugiau jis yra mokamas, bet turi tam tikrą limitą, kur gali nemokamai testuoti savo tinklapį. Ką mes čia matom? Jeigu žalias yra gerai, kokie yra skaičiai svarbus šitoje vietoje? Kad per kiek, čia 0,8 sekundės, per kiek laiko susijungia su serveriu, pavadinkim taip, time to first byte. Fully loaded time 1,6 yra, čia yra sekundėmis matuojama. Kiti laikai kaip ir, kiti laikai 1,4, čia 1,6, dar, jie dabar nėra įdomus. Štai čia yra įdomi informacija,
ką mums reikėtų žinoti, ką reiškia optimizuotas kodas. Jeigu total page request tiek yra siunčiama užklausų, kad parsiųsti visą dokumentą, dokumentas tai yra pats puslapis, kurį mes kraunam, nesvarbu titulinės ar vidinės, mes matuojam, čia mes dabar matuojam titulinį. Bendrai buvo nusiųsta 42 užklausas buvo nusiųsta. Ir štai čia mes matom, kad yra beveik 52% buvo paveiksliukai, čia yra JS, kiek CSS, kiek yra fontai ir dar kiti irgi elementai. Ir matom, koks buvo, mes vadinam, vėlgi, svoris, čia yra kilobaitais, 384 kilobaitai tiek buvo parsiųsta duomenų, pavadinkim taip. Tai šitas įrankis yra gan populiarus, jame yra dar populiarus, žinomas, jame dar yra kitų papildomų dalykų, kaip struktūrą galima analizuoti. Čia irgi labai panašu traukia informaciją iš Google, pavyzdžiui, Largest Contentful Paint Element, LCP, tai ką mes matėm štai čia, dažnai kas kalba apie tai, tai yra didžiausias elementas, kuris yra siunčiamas iš dokumento, būtent iš to puslapio, kurį mes analizuojam. Tai štai šitas įrankis tinka bendrai pažiūrėti, kas vyksta, visą laiką reikia lyginti tam pačiam įrankyje, arba kai lygini PageSpeed Insight rezultatus ankstesnius ir dabartinius vienam viduje įrankyje. Jeigu buvo pradėta matuoti su GTmetrix'u, reikia matuoti pokyčius irgi su GTmetrix'u. Būtų visiškai neteisinga lyginti vieną įrankį su kitu. Nes jie naudoja skirtingus metodus, skirtingus serverius, dėl to gali skirtis rezultatai. Ir dar parodysiu trečią, jis vadinasi webpagetest.org. Štai čia galima irgi, visai geras įrankis, bet jis tinka labiau žmogui, kuris techniškai jau pasiruošęs žiūrėti rezultatus, žaisti su nustatymais, bet praktiškai pamatuoja tą patį, ką mes matom šitoj vietoj, kad bendrai jis parodo, kad užsikrovė tinklapis, buvo per 2 sekundės užsikrovė, speed index 1,9, beveik 2 sekundės ir 384 kilobaitai buvo parsiųsti, tiek svėrė tas tinklapis ir jis padaro iš karto 3 rezultatus, bet apie šitą įrankį gal mažiau kalbėsiu, kas čia labiau. Aš galiu pasakyti, kaip mes naudojam. Mes naudojam pradžiai visą laiką paprastus, pirmam testavimui mes naudojame įrankius, kurie yra aprašyti čia, PageSpeed Insight, GTmetrix'as ir paskui, kai reikia, pavadinkim, dasimušti, kai jau reikia patobulinti kodą, nes ten yra patogesnis vaizdas į probleminės vietas. Ir iš webpagetest.org galima gauti daugiau informacijos. Bet gana dabar jau apie techninius dalykus, pereisim prie pagrindinių problemų, kodėl tinklapiai veikia lėtai. Aš duodu pavyzdį, kalbu apie WordPress'ą, bet problema dažniausiai bus, jeigu tai yra turinio valdymo sistema. Jeigu su turinio valdymo sistema, populiariai, pavyzdžiui, WordPress, Joomla, PrestaShop, principai lieka beveik tie patys. Bet aš toliau kalbėsiu apie WordPress'ą, kadangi turi daugiau pavyzdžių. Šiaip WordPress'o tinklapiai yra daugiau nei PrestaShop'o, daugiau nei Joomlos. Tai aktualiau bus tiems, kas turi WordPress'ą arba bendrai konceptai yra tie patys. Jeigu yra Shopify, pavyzdžiui, arba Wix, tai ten jau mažiau yra valdymo pačių resursų, kažką gali programuoti, kažką gali suvaldyti, bet ten yra šiek tiek kitokie principai, nes ten yra visiškai, ten yra konstruktoriai, kur tu labai nedaug gali valdyti tame konstruktoriuje iš turimų resursų. Dėl to mes kalbėsime apie, bendrai čia aš kalbu apie tai, kur yra valdomi tinklapiai, kur mes turime prieigą prie serverio ir kur mes galime programuoti failus, kurie yra serveryje. Gerai. Tai tada einam prie klausimo, kodėl tinklapiai veikia lėtai, kodėl WordPress tinklapiai. Vėlgi, atsakymas yra toks pat. Problema yra dėl kodo kokybės, dėl programavimo ir dėl valdymo, kuris yra suteiktas tame konkrečiame tinklalapyje. Dabar pažiūrėsim, kas čia per problemą. Aš turiu čia 3 aprašęs, bet čia yra dažniausias. Ir dažniausios problemos, visos kitas
išplaukia iš šitų trijų. Dažniausiai taip yra. Problema numeris 1 – per daug naudojama įskipių. Jeigu tai yra WordPress'as, aš jau dažnai naudoju šitą paveiksliuką, kai rodau, sakykim, tas problemas. Čia yra topinis variantas, ką man teko matyti, 80 įskipių įdiegtų į WordPress'ą. Tai kai yra įdiegta 80 įskipių ir belė kokių, pavadinkim taip, nepatikrintų, jie gali pjautis tarpusavėje, jie turi labai daug nereikalingų kodo, kuris yra kraunamas, ir tam, kad užkrauti visus įskipius, reikia labai daug resursų. Ir tada tie requestai, kur mes kalbėjome, dėl ko aš sakiau, kad jų prireiks šiek tiek vėliau. Taip, grįžkime prie šitos informacijos. Jeigu mes matuojame su pingdom, man atrodo, irgi pingdom atiduoda rezultatą, kiek yra requestų naudojama. Tai dažniausiai, kai yra naudojami konstruktoriai, kai naudojama daug įskipių, tai čia gali pamatyti ne 40, o gali pamatyti 400. Man teko matyti ir virš 1000. Gerai, grįžtam prie klausimo. Tai problema numeris 1, kad tai yra per daug įskipių naudojama ir jie dar yra nepatikrinti, nepatikimi. Tai čia yra atskiras klausimas, kodėl jie taip yra kuriami. Koks galėtų būti sprendimas tos problemos, jeigu turite per daug įskipių? Pašalinti tai, kas yra nenaudojama. Kai mes paimam projektą, mes dažniausiai pradedam nuo nereikalingų arba nenaudojimo įskipių šalinimo. Ir čia aš duodu vieną pavyzdį, kad kaip būna naudojamas įskipis tam, kad integruoti Google Analytics kodą. Aš vadinu, kad programuotojai tinginiai taip daro, kad jie paprastai galėtų paimti skriptą, kuris yra Google Analytics skriptas, galėtų paimti ir įdėti į kodą tiesiai, kad nekrauti papildomą įskipio, bet įdėgia į įskipį arba jie nemoka. Ne visi mes geri programuotojai. Tai galima pašalinti daug nereikalingų nenaudojimų įskipių ir pagerinti tinklapio greitį. Gerai, einam toliau. Viena iš didžiausių problemų yra konstruktoriai. Angliškai tai vadinasi page builders. Ir apie konstruktorius aš galiu kalbėti daug, nes čia visų SEO specialistų skausmas yra, kad tie konstruktoriai leidžia kurti sudėtingus tinklapius be programavimo žinių, pavadinkim taip. Ir jie yra labai patogus, pavadinkim, neprogramuotojams. Tai programuotojai irgi taip daro, bet aš vadinu programuotojai tinginiai. Tai tikriausiai daug programuotojų mane supyks. Bet problema dažniausiai dėl greičio yra dėl konstruktorių naudojimo. Kaip sužinoti, ar jūs naudojat konstruktorių? Aš čia padariau vieną tokį screenshotą. Labai dažnai naudoju, čia labai populiarus yra Elementor. Divi teko irgi turbūt, gal jeigu renkatės tarp temų, temos yra kūrimas atskirai, bet su konstruktoriumi, su konstruktorius pagalba. Tai šitoje vietoje, jeigu jūs pamatysit, pavyzdžiui, prie įskiepių Elementor, tai čia jau yra 3 Elementor Pro ir dar papildinys yra Lite. Tai jau yra požymis, jeigu jie yra aktyvus. Taip, mes matom, yra mygtukas išjungti, tai reiškia, tas įskipis yra aktyvus ir jis yra naudojamas tinklapio kaip veikime. Ir jeigu jį išjungti, tai tiesiog viskas gali sugriūti, greičiausiai sugrius. Kaip reikėtų spręsti tokią problemą? Tai vietoj konstruktorių naudoti lengvesnės temas. Lengvesnės tai greičiausiai bus mažiau funkcionalumo, arba aš propaguoju metodą kurti, programuoti rankiniu būdu, tai mes dažnai tai vadinam rankiniu būdu, kuriant custom temą. Custom arba, čia vadinasi individuali tema, arba custom, kai yra kuriama grinai tik tai tam, ką tu nori atvaizduoti, tik tai tam funkcionalumui, ir galima sukurti tokį pat funkcionalumą, užtrunka žymiai ilgiau, daugiau darbo, bet galima padaryti taip, kad tai nesipjautų su pagrindiniu SEO konceptu apie svetainės greitį. Ir čia irgi turiu, jeigu įdomu, kas yra individuali tema, galima paskaityti. Ir čia irgi įdėjau nuorodą į tekstą, kodėl kūriamas prastos kokybės WordPress'o temos. Kam įdomu, galite paskaityti, aš vėliau
kažkada planuoju rašyti video ir pakomentuosiu, bus tekstas su komentarais. Gerai, dar tai čia trečia priežastis, prasta kodo kokybė. Tai bendrai galim pasakyti, kad iki šiol kalbėjau apie įskaipių, pluginsų kokybę ir konstruktorių, bet ir kodo kokybė irgi gali būti prasta. Dabar nesigilinsim, bet čia galim paskaityti ir sužinoti gal ir plačiau. Ką galima padaryti, kad pagerinti savo WordPress'ą, jeigu tai net yra Joomla, vėlgi neeinam ir nešalinam įskaipių, kaip čia parašyta, pašalinti nereikalingus įskaipius. Taip, bet reikia žinoti, kuris yra reikalingas ar ne, ir po kiekvieną išjungimą reikia testuoti. Čia irgi atskira kalba, geriau čia patikėti programuotojai ir geriausiai tas, kuris kūrė tą tinklapį, jam perduoti šitą užduotį ir pasakyti, kad norėčiau atsakyti įskaipių, kurie nenaudojami, kad jis galėtų tai padaryti. Tai čia būtų pirmas žingsnis, išanalizuoti įskaipius ir pašalinti. Bendrai konceptas naudoti lengvas optimizuotas temas arba pakurti savo, kad būtų custom tema savo WordPress'ui. Kitas žingsnis galėtų būti investuoti į profesionalų kodo optimizavimą. Labai per platus atsakymas, bet į profesionalų kodo optimizavimą tai praktiškai skambėtų taip, kad reikėtų perdaryti visą tinklapį. Taip. Ir nustatyti aiškius tikslus ir išvengti perteklinių funkcijų. Vėlgi, čia grįžtam prie to, kad jeigu yra naudojami kažkokie įskaipiai, kurie suteikia labai daug funkcijų, bet mes nenaudojam tas funkcijas, mums geriau atsisakyti to įskaipio kažkurio ir paleisti tinklapį be jo. Tai, dėl to ir parašiau, kad geriausias sprendimas yra kurti svetainę su aiškia strategija. Strategija tai reiškia, mes turėtume numatyti, ko mes norim ir ko mes tikimės iš to tinklapio ir netaikyti greitų sprendimų, nes custom temos ar individualios temos programavimas yra ilgas procesas, bet geriau vengti greitų sprendimų dabar, kurie kainuoja pigiau, kad vėliau neturėtų problemų, kai SEO specialistas pasako, kad, žinokit, reikėtų perdaryti tinklapį. Gerai, tai ką, tada perinam prie klausimų. Čia dar turiu vieną screenshotą, vienas iš klausimų mano parašytas yra taip, kur galima pamatuoti greitį, čia surašiau pavadinimus, PageSpeed Insight, čia yra Google įrankis GTmetrix'as, irgi mes šitą matėm, webpagetest.org, tas, kur, sakiau, profesionalesnis, ir dar galima naudoti Chrome naršyklę Network tabį, įjungiam Chrome naršyklį Network, taip, pažiūrim štai čia. Ir čia būtų galima pamatyti visus resursus, kokius responsus, atsakymus mes gaunam, kokį laiką mes užtrukam gauti atsakymus. Gerai, čia per daug nenorėčiau užstrikti šitą vietą. Gerai. Tai daug kas kalba apie tai, kad greitis gali įtakoti pardavimus. Aš sakyčiau ir taip ir ne. Jeigu tinklapis užsikrauna per 1-2, nežinau, per 5 sekundės, aš nelabai tikiu, kad jeigu mes nekalbam apie gigantus. Dažniausiai žmonės turi tinklapius, kur yra, nežinau, 1000, 10 000 produktų, bet ne gigantai, kaip iš Amerikos mes žinom, gigantų nereklamuosim. Jeigu tinklapis dabar kraunasi per 5 sekundės ir pagerinsit iki 4, greičiausiai tai neturės įtakos pardavimams. Bet jeigu tinklapis užsikrauna per 20 sekundžių ir pagerinsim iki 5, tai čia gali turėti įtakos pardavimams. Čia yra mano įstikinimas toks, nes žmogus 20 sekundžių gali nesilaukti, kol užsikraus krepšelis, ar tai bus 3 sekundės, ar tai bus 4, greičiausiai jis neišeis. Bet reikėtų matuoti. Vienintelis būdas sužinoti atsakymus yra matuoti savo konversiją iki pokyčių, sakykime, jūs planuojat pagerinti tinklapio greitį, matuoti iki ir po optimizavimo ir tada lyginti. Kito būdo atsakyti nėra. Gerai, ar lėta svetainė gali pakenkti mano pozicijoms paieškoje? Taip, jeigu kraunasi labai ilgai. Vėlgi, jeigu mes grįžime prie koncepto cost of retrieval, Google nenori gaišti savo resursų, savo robotų, savo serverių resursų ant
neefektyvių tinklapių, dėl to jis norėtų mažiau, pavadinkim, norėtų. Dėl to jis gali rečiau ateiti į tinklapį nuskenuoti, gali priskirti prastesnį reitingą tinklapiui, nes jeigu, pavyzdžiui, mano visi konkurentai užsikrano per 1 sekundę, o aš per 10, akivaizdu, kad Google yra pigiau resursų atžvilgių panaudoti, kad būtų naudojami eiti ir parsinti, skenuoti tinklapius, kurie valgo mažiau jų resursų, pavadinkim taip. Taip. Kokį greičio reikia, kad klientai nepabėgtų? Apie šitą jau pasakiau, rekomenduojam visur rašoma nuo 1 iki 2-3 sekundžių, bet aš sakyčiau, jeigu yra ir 5 sekundės, greičiausiai niekas nepabėgs. Bent aš taip tikiu. Ar svetainės greitis turi įtakos mokamos reklamų efektyvumui? Taip. Čia gali turėti, principas yra toks pat, jeigu žmogus paspaudant mokamos reklamos, nesvarbu, tai yra Facebook, Google Ads, bet kokią kitą reklamą, jis norėtų, kad jam parodytų tą turinį kuo greičiau. Jeigu jam reikėtų laukti, pagalvokime, jeigu jam reikėtų laukti 10 sekundžių, ne visi gal ir turės tokios kantrybės. Taip, ir dar vienas iš klausimų yra, kiek kainuoja greičio optimizavimas. Čia gali kainuoti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių, dėl ko? Priklauso, kokia yra problema. Jeigu reikia perdaryti visą tinklapį, nes būna, kad žmonės klausia, taip, palaukit, man tik tai vieną rodiklį reikia pagerinti, daugiau nieko nereikia daryti. Bet kad pagerinti vieną rodiklį, reikia perdaryti, jeigu tai WordPress'as, perdaryti visą temą ir perdaryti nuo nulio, tai praktiškai kaip ir suprogramuoti tinklapį nuo nulio. Tai šitoje vietoje labai sunku atsakyti į klausimą, kiek tai gali kainuoti. Visą laiką reikia teirauti savo programuotoją, teirautis įkainių ir darbų, kurie bus daromi. Nes jeigu bus, nežinau, tik tai, pavyzdžiui, optimizuoti paveiksliukai, turbūt nelabai ką pagerinsi. Taip, tai greičiui gali turėti teigiamos įtakos, bet jeigu tai bus tik tai, nežinau, vienas skripto optimizavimas, o tų skriptų yra N, tai ar kešavimas bus įjungtas ar ne. Čia reikėtų tartis. Taip, ir dar turėjau keletą klausimų parašyta, tai kaip pamatuoti, pasakiau, kaip programuotojai suprasti, kas yra svarbu, pasakiau, į kokius skaičius žiūrėti. Vienas iš klausimų, man jis ne tai, kad juokingas, bet neretai maždaug skamba, taip, mano greitis 50, ar tai yra blogai. Arba kažkoks skaičius pasakomas, mano greitis kažkoks skaičius, ar tai yra blogai. Neįmanoma atsakyti klausimą dėl to, kad neaišku, ką mes matuojam. Koks įrankis yra naudojamas matavimui, su kuo mes lyginam. Jeigu tai būtų 50 PageSpeed Insight ir kažkoks elementas, būtų galima pakomentuoti. Bet jeigu tu pasakai, kad mano greitis ir kažkoks skaičius, labai sunku būtų atsakyti klausimą. Dėl to SEO specialistai dažnai neturi konkretaus atsakymo, kol nėra užduotas konkretus klausimas. Tiek šiam kartui paminėsiu, kad čia daugiau galima paskaityti apie tai, kaip pagerinti svetainės greitį. Štai čia padaręs nuorodą ir galima irgi pažiūrėti apie, kodėl kalbu apie WordPress'ą. Mes darėm tyrimą apie mėgstamiausias Google turinio valdymo sistemas ir mes išskaidėm pagal, ar tai yra komercija, kur yra parduotuvės, ar tai yra paslaugų svetainės, informacinės svetainės. Ir iš to tyrimo mes matėm, kad daugiau nei dauguma, čia ne dauguma, daugiau nei 50% paslaugų tinklapio, ne elektroninių parduotuvių, top 10 buvo WordPress'ai. Tiek šiam kartui, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu naudinga, tada spauskite like, prenumeruokite naujienas. Iki.